Labas. Šiandien didelė diena. Sodinam koloninių obelų gyvatvorę. Jeigu norit pasižiūrėti, kaip tai darom, tai parašiau tokią kaip video instrukciją jums. Pasižiūrėkit viską nuo pradžios iki pabaigos. Kaip pasisodinti koloninių obelų gyvatvorę. Nuo ko reikėtų pradėti? Aišku, ne nuo obelų pasirinkimo, kad ir kaip tai atrodytų, o nuo duobės paruošimo. Geriausia, jeigu jūs duobę pasiruošėt iš rudens ir jūs sodinat obelis pavasarį. Bet, aišku, mes kaip tikrai lietuviai jau to nepadarėm, iš anksto nepasiruošėm, taip kad mes duobės įsikasėm dabar, kokią gerą savaitę jos pastovėjo ir jau dabar mes ruošiame sodinti. Dabar kokio dydžio duobės mes kasime, tai kasime 50-60 cm daugmaž tiek gylio, tiek pločio ir todėl, kad mes ruošiame sodinti paprastas koloninės obelis. Tai reiškia, jų šaknims nereikia tiek jau daug erdvės, jeigu mes sodintumėm tikrą jau didelę obelį, tai reikėtų vietos šiek tiek daugiau, netgi dar didesnė duobė. Bet žinot, ir dabar pakankamai daug darbo buvo, todėl kad mes sodinsime gyvatvorę, tai dėl to ir mes iškasėm visą tokią kaip po tranšėją. Darbelio buvo nemažai. Labai svarbu išsimatuoti atstumus tarp obelų dar prieš jas pasodinant. Tai rekomenduojama padaryti tarpus tarp obelų, kad būtų kaip gyvatvorė 60-70 cm. Pas mus beveik 60 ir bus. Labai svarbu, kad tie tarpai būtų vienodi. Aš planuoju sodinti 10 koloninių obelaičių. Tai yra 5 veislės po 2 vienetus. Tai va, dabar ką aš pasirinkau, tai yra 2 veislės vasarinės. Aš viską užsirašiau. Taip, 2, tai yra Vasiugan ir Zanė. Tai jos abidvi turėtų būti vaisiai jau rugpjūčio pabaigoje. Taip, tada ankstyva rudeninė Baiba latviška, dar rudeninė šiek tiek vėlyvesnė Ostankino, bet jas visas bus per rugsėjį, vis tiek jau tie obaliai jau galėsim valgyti. Ir Moskovskoje ožerėlyje, tai yra vėlyva rudeninė žeminė, tam, kad mes obuolių turėtumėm ir vėliau. Dabar, kai mes kalbam apie koloninę gyvatvorę, tai reiškia, kad kuo yra anksčiau obuoliai, tuo anksčiau tie medeliai neatrodys taip dekoratyviai. Nes tik tai mes obuolius nuimam, suvalgom ir tie jau lapai būna netokie, toks jau dalykas. Bet kuo yra vėlyvesnė veislė, tai tuo jinai ilgiau atrodys dekoratyvi. Tai pavyzdžiui, va ta, kokia ten ožerėlyje, Moskovskoje ožerėlyje, ta vėlyva rudeninė žeminė veislė su raudonais obuoliais, jinai iš tikrųjų dekoratyviai atrodys gana ilgai, praktiškai ilgiausiai iš visų. Ir aš jas visas stengsiuosi sodinti iš eilės. Vadinasi, išsiaiškinu, kokias veislės sodinu ir eilės tvarka, kad visų pirma būtų pirmos 2, kurios pirmosios vasarinės, antrosios vasarinės, pirmosios rudeninės, antrosios rudeninės ir galiausiai žeminės. Kad gražiai taip kaip pradėtumėm obuolius valgyti ir pabaigtumėm obuolius valgyti tos mūsų gyvatvorės pabaigoje. Dabar aš pirkau iš Juragių medelyno šituos gražius vaismedžius savo ir jie yra auginti ne vazone, ne konteineryje, o jie yra iškasti iš grunto. Tai reiškia, kad aš ilgiausiai savaitę galiu laikyti juos nepasodintus ir kuo aš greičiau tai padarysiu, tuo geriau jie prigis ir tuo geriau visas adaptacinis periodas jiem praeis. Būtent dėl to aš niekada neperku vaismedžių iš mugės, nes aš nežinau nei kada buvo iškasta, nei kaip transportuota ir kiek kartų gal per 3 mugę važiuoja tas pats medelis, tai ką žinau, kokią aš jį gausiu. O kai perki iš medelino tiesiai tik ką iškasta, visada žinai, kada jis buvo iškastas ir aišku, tada jau skubi jį sodinti. Būtent dėl to labai svarbu pasiruošti duobę iš anksto, nes kai jau tu atvažiuosi su obelim, tai užkart turėsi sodinti jas. Taigi,
Aptarėm veislės, visa pagrindinė informacija būtinai turi būti ant medelio paso, kad jūs tikrai nesumaišytumėt, kur kokią pasodinti. Nu ir dabar mes tų šaknų ilgai čia nelaikom atidengtų ir eisim pasisodinti. Nu ką, pasodinom, palaistėm ir užmulčiavom. Darbas padarytas. Jej! Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Lina iš modernių apželinimo kursų Geltonas karutis. Jeigu patiko šitas video, spauskit like. Jeigu norit mūsų video gauti ir daugiau, tai prenumeruokit. Čia toj toks bumbulas atsiras, jūs paspauskite jį ir gausite mūsų video, nes mes išleidžiam dabar filmuojam, tai praktiškai kartą per savaitę jūs galite gauti ir pasižiūrėti visokių patarimų, įdomių ir eksperimentų. Šiais metais dar planuoju labai gerų tokių padaryti su sraigėm, nes jos iš tikrųjų užknisa. Tai noriu padaryti įvairius eksperimentus ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų veikia. Tai va, susitiksim dar. Ate.